Ar žinote, koks yra labiausiai parduodamas sedanas pasaulyje? Jis yra pradėtas gaminti 1980 metais, arba kitaip tariant, yra 44 metai gamyboje. Jo yra pagaminta 21 milijonas vienetų ir jau yra 10 kartų šio automobilio. Taip, šiandieną mes kalbėsime apie 11-ąją Toyota Camry kartą. Prieš 7 metus tuometinis Toyota prezidentas Akio Toyoda sakė "No more boring cars" arba jokių daugiau nuobodžių automobilių. Kuriant 11 kartos Toyota Camry filosofija buvo tokia: tobulo sedano paieškose. Toyota filosofijoje tobulų dalykų nėra. Toyota visą laiką keliauja link tobulybės ir visada kitas modelis bus dar šiek tiek geresnis. Jeigu mes kalbame apie dizaino koncepciją, tai du raktiniai žodžiai: prestižas ir elegancija. Išoriškai šis automobilis yra tikrai agresyvaus dizaino ir aišku, vienas iš pagrindinių skiriamųjų bruožų yra ryklio nosis, kurią jūs galite sutikti praktiškai visuose naujuose Toyota modeliuose. Jeigu mes kalbame apie naują Toyota Camry saloną, tai čia panaudočiau 3 terminus. Tai yra sofistikuotas, modernus ir komfortiškas. Sofistikuotas reiškia gudriai sudėliotas, patogus vairuotojui, kitaip tariant ergonomiškas ir atkreiptas dėmesys į mažiausias detalės. Modernus reiškia naujausios technologijos, sakysime, kai kuriais atvejais tai net 12,3 colio LCD ekranai, tai yra ir dizaino sprendimai, ir medžiagiškumas, kurį galite jausti automobilyje. Na ir komfortas. Komfortas tai yra tyla automobilyje, tai yra galimai netgi 9 garsiakalbių JBL sistema, na ir tikrai apie viską pagalvot. Netgi vienas nedidelis dalykas yra toksai: visi automobiliai, su kuriais aš važinėju, praktiškai visada aš sėdynę atitraukiu iki galo. Čia, jeigu aš atitraukiu iki galo, aš pedalus sunkiai pasiekiu kojomis. Man reikia šiek tiek pavažiuoti į priekį. Tai daug pasako. Na ir žinoma, naujausios vairuotojui padedančios sistemos. Tai yra Toyota Teammate Safety Sense saugumo sistema bei Toyota Smart Connect, tai yra multimedijos pasijungimo sistema. Toyota apie viską pagalvoja ir šios sistemos su kiekvienu modeliu tampa vis tobulesnės ir tobulesnės ir kai kurias jas galima atsinaujinti netgi važiuojant automobiliu, kitaip tariant, jums nereikia važiuoti į servisą. Kodėl jums dar reikia naujojo Toyota Camry? Tai yra todėl, kad šis modelis turi naujausią Toyota Hybrid 5 kartos hibridinę sistemą. Tai yra pati naujausia technologija, o būtent Toyota hibridinė sistema, jinai yra, turbūt šiuo metu viena geriausių pasaulyje ir beveik viso pasaulio taksistai naudojantis Toyota hibridinės sistemas, tai tik tai įrodo. Toyota Camry galia yra 225 arklio galios arba 170 kW. Tai yra 10 kW daugiau negu prieš tai buvusiame 10 kartos Toyota Camry versijoje ir 5 Toyota Hybrid karta reiškia, kad tai yra atnaujintas 2,5 litro variklis, tai yra naujas inverteris, naujas akumuliatorius, tai yra nauji elektriniai varikliai, kitaip tariant, viskas yra labai stipriai patobulėję ir veikia sistemoje ypatingai gerai. Iki 100 km/h naujasis Toyota Camry važiuoja per 7,9 sekundės arba 0,4 sekundėm greičiau negu prieš tai buvęs modelis. Ką dar reikia žinoti apie naująjį Toyota Camry? Tai yra pagerinta stabdymo sistema, kur ne tik efektyvesnis stabdymas pojūčio prasme, bet tu regeneruoji dar daugiau energijos, kurią paskui iš akumuliatoriaus gali pasiimti, naudoti automobilyje važiuoti. Kuriant šio sedano aerodinamiką buvo kreipiamas dėmesys net į tokias smulkmenas kaip durų rankenėlės arba taip vadinamus lietvamzdžių pedalus. Nors tai atrodytų smulkmena, bet iš visų šitų smulkmenų susideda didelis ir labai neblogas paveikslas. 11 kartos Toyota Camry yra kiek ilgesnis negu 4,9 metro ir yra 35 mm ilgesnis negu jo pirmtakas. Kas labai svarbu, sedane galinė sėdynė. Ir kiek yra vietos kojoms. Atsimenat, aš esu sakęs, kad aš sėdžiu su savo sėdynė atstumta maksimaliai atgal kiek galiu. Tai vat, pasižiūrėkit. Čia yra tikrai nemažai vietoms. Kalbant apie sedaną, paprastai tai neskamba kaip didelė bagažinė. Bet šiuo atveju aš jums noriu parodyti, kokio talpumo tai yra automobilis. Kitaip tariant,
pasitreniravus, aš manau, kad čia tilptų kokie 4 benediktai viduje, tai pakankamai nesunkiai. Tai dar kartą tik tai rodo, kad bagažinės sedane gali būti didelis. Jeigu visgi nuspręsite, kad net erdvios sedano bagažinės jums gali neužtekti, nieko tokio, nulenkus galinės sėdynės, čia tu atrandi dar daugiau vietų. Jei mes kalbame, kaip jautiesi valdant šį automobilį, tai mano pirminis pojūtis Toyota Camry yra prilipęs prie kelio. Jis yra stangrus, bet tikrai komfortiškas. Ir čia aš matau, kad labai gerai yra padirbėta su amortizatoriais, su spiruoklėmis ir stabilizatoriais. Tai tikrai visai kitas pojūtis, negu važiuojant su praėjusiu modeliu. Jūs visi žinote, pradedant važiuoti hibridų, tu turi elektrinio automobilio tylą. Beje, šis automobilis gali turėti ekonominę važiavimo modelį, sportišką ir gali turėti pilnai elektrinę, kuriuose važiuoja vien tik tai elektros pagalba. Vairuotojo darbo vieta jinai visiškai patogi ir 12,3 colio dydžio ekranai netrukdo matyti, kur tu važiuoji ir iš esmės visa informacija tikrai išdėliota labai patogiai. Kalbant apie galią, benzininio ir elektrinio variklio kombinacija čia veikia tikrai labai gerai. Ir net žinant, kad aš esu lenktynininkas, žinau, kad 225 arklio galių veikiant šitiem abiem varikliam yra tikrai daugiau negu pakanka. Kaip tai veikia? Elektriniai varikliai leidžia iš karto gauti maksimalę elektrinio variklio galę, paskui pasijungia benzininis variklis ir tu gauni tokią gerą sprogstamąją energiją, kad iš esmės tikrai šios galios teks visiškai visiems. Na ir pabaigai, kas perka šios automobilius? Šios automobilius perka šeimos, lygiai taip pat perka, tai yra fleet sales, arba kitaip tariant, organizacijos, kurios perka automobilius vadovams. Tai yra štai šie pirkėjai. Kodėl jie renkasi Toyota Camry? Todėl, kad Toyota Camry ir ypatingai Toyota hibridinė technologija suteikia ypatingai didelę likutinę vertę. Kitaip tariant, tu taupai krūvą pinigų. Na ir pačiai pabaigai, užsakyti šios automobilius galite nuo 24 metų gegužės, o gausite su jais važiuoti jau nuo rudens.